3 pasimatuojam. Tai kadangi visos roleto skylutės yra labai mažos, tai mes tiesiog paimsim ir jas visas pagręšim roleto profilį po truputį, kad pasiliktume žymas. Dabar prasigręžim visas 4 skyles iki galo. O toliau suduotais 4 vaščiukais prisidėtinsim roletą prie lango. O dabar paėmę roleto apsaugas, tiesiog gražiai jas įdėsim ir pridengsim šonus. Būkite atsargus, nes pipsiukai labai lengvai lūžta. Toliau pasiruošim kreipiančią juostelę ir užklijuosim ją tam, kad roletai neišsikištų už langų šonų. Kaip matote, juostelę reikia kišti po roletų, kad negražiai užsifiksuotų ir būtų kuo tiesesnė. Ir galiausiai mums paliko įsidėti stabdinį virvelės, kad medžiaga nesujustų per giliai roletą ir nepersiverstų. O dabar laukiu komentaro apačioje, kaip tau pačiam sekėsi sudėti roletus.